Labas rytas visiems. Kažkaip galvoju, atrodo toks įprastas dalykas, ką jūs darot kiekvieną sykį. Išeina kai kas ir pasimeldžia prieš susirinkimą, bendrą tokią maldą ir atrodo nieko ten įspūdingo, bet kaip ir sesė sakė, džiaugiuosi sekmadieniais. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad sekmadienis, nes visą savaitę bėgioju naujam darbe, mokiniesi, žiūri ir ta galva prikimšta visko ir tu nežinai, ką ten dar palikti, ką ištrint. Ir sekmadienis man būtent ta diena, atgaivos diena, kad aš ateinu pas Viešpatį ir kaip už poreikius, kai meldytis, kai kalbėjau lygiai tas pats, aš atėjau pas Viešpatį, visas naštas numetęs ir palikęs viską, už durų, jeigu taip galima būtų pasakyti. Ir džiaugiuosi, kad aš sulaukiau sekmadienio ir aš vėl esu draugė su jum. Pas jūs ir galiu dalintis, tai ką Viešpats parodė, pasakė, pasidalinti savo tais visais išmąstymais, pamąstymais kartu su Viešpačiu, kurie atėjo, bežiūrint, beklausant, besimokinant. Ir vienas iš dalykų malda yra, ką ir sesė sakė, o kitas dalykas yra, kada tu bendrauji, kai draugas ir tu paprastai pasakai visą. Aš jums esu jau pasakojęs savo įtikėjimo istoriją, kad aš nuėjau į susirinkimą, taip kaip bus tik daug gausesnį žmonių skaičių, ten išėjau į priekį, meldėsi, galvojau, kad stumdau, bet niekas ten manęs nestūmė ir panašiai. Aš paskui tuo metu dirbau ir buvau išvažiavęs į komandiruotę, pasimiau tą Naująjį testamentą, skaičiau pirmyn atgal ten ir vienaip ir kitaip ir iš priekio ir iš galo ir kitus skyrius ir laiškus, nieko aš ten nesuprantu. Ir tik vieną dalyką prisiminiau, kada viena iš tų sesių, kurios buvo kartu su mano būsima žmona, sakė, sako, jeigu tau kažkas negerai, tu kaip su draugu, sako, pasakyk Viešpačiui, kas tau negerai, kas tau nepatinka, jis susitvarkys. Aš ten skaitinėjau, inertingai stengiausi perskaityti, suprast, kas ten, kur ko visi ten reikaluoja, rankas kilnoja susirinkimo metu. Bet kažkas Viešpatį sakė, kad tu mano draugelis, korišas. Tai jeigu tu draugas, tai duok man supras, ką aš čia turiu perskaityti, ką aš čia turiu suprasti, suvokti ir panašiai. Ir paprasčiausiai padėjau viską, išėjau ir kitą dieną tik tais po darbo pasiėmiau Bibliją į rankas, Naująjį testamentą. Ir skaitau ir pats galvoju, suvokimas, stebuklingai atėjo suvokimas to, ką skaitau, supranti apie ką tai. Ir tada, supratau, kad jis iš tikrųjų draugas. Ir svarbiausia, ne tas, kuriam reikia ten ant kelių atsiklaupus prašinėti, žinai, per kelis sykius. Mes dažnai taip mėgstam. Mėgstam, kad mūsų prašytų, nusilenktų, labai dėkotų, kad mes pasiruošę padėti ir panašiai. Viešpats netoks. Jis tikras draugas. Ir ačiū Dievui, kad jis yra. Trumpai, aš čia savo tą istoriją nesikartosiu. O paskaitysiu irgi rašto vietą iš 3 skyriaus Apreiškimo knygos nuo 14 iki 21. Jūs visi kuo puikiausiai tą vietą esat girdėję ne kartą ir aš manau ne kartą skaitę, bet aš pasikartosiu dar sykutį šiandieną ir paskaitysiu. Vis dėlto tu Sarduose turi keletą asmenų, kurie nesutepė savo drabužių. Jie vaikščiaus ir manimi apsirengia baltai, nes jie to verti. Taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčios. Filadelfų bažnyčios angelui rašyk. Tai kalba šventasis, tikrasis turintis Dovydo raktą. Tas, kuris atidaro ir niekada negali uždaryti, uždaro ir niekas negali atidaryti. Aš žinau,
tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Nedaug turi jėgų, bet išaugojai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš tau duodu tuos iš Šėtono sinagogos, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš pamilau tave. Ir kadangi tu išlaikei mano kantrybei žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymų valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Štai aš veikiai ateinu, atvirai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainikų. Nugalėtojai aš padarysiu ramščiu savo Dievo šventykloje ir jis jau nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naujojų vardu. Ir tie visi, šiek tiek aš patrumpysiu ir visą tą skyrių būtų gerai. Viskas aprašyta, kaip tai atrodys, kaip atrodys žmogui, kokios regalijos bus suteikta, kuris patikė viešpačiu, kuris pasitikėjo viešpaties išgelbėjimu, kuris priėmė tą išgelbėjimo žinią. Ir 20 eilutėje sako, jūs labai gerai tą eilutę žino. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, kai jis išgirs mano balsą, atvers duris. Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Jis labai aiškiai pasakė, pirmiausia suvardyta visos regalijos, kaip atrodys tas visas pagarbos atidavimas tam, kuris ištikimas viešpačiui buvo. Tam, kuris bus ištikimas viešpačiui. Nugalėtojai, 21 eilutė sako, aš duosiu atsisėsti šalia savęs soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savęs tėvo jo soste. Ir kartais mes tas eilutės girdim, aš jau irgi apie tą eilutę esu palietęs šiek tiek, tą 20, jisai stovi beldžia, jisai nebaladoja, netrankosi, nelaužia durų, jis švelniai beldžia. Jis nori, kad mes suprasdami, suvokdami atvertume duris. Ką mes darome. Apie tai, kad kai tu atversi duris, jis sako, aš užeisiu prie to, sėdėsiu prie vieno stalo ir valgysiu kartu. Viskas gerai. Ir tu supranti, kad viešpats nori būti arti mūsų. Tos eilutės, visos nuo to 14 iki 22 eilutės, visos tos eilutės byloja, kad viešpats Jėzus nori būti arti mūsų. Netgi už tai, kad mes leidžiamės būti jam arti ir patys stengiamės būti arti jo, už tai gausit apdovanojimą. Kartais mes skaitome nesuvokiam, kaip jisai sako tuos visus dalykus. Ta 21 eilutė, kai sako, nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo sostą. Šiek tiek paspalvinkim tą vaizdą, aš labai mėgstu vaizdinius. Mes visi pasakas daugumoje skaitė, kas neskaitė pasakos jokios apie karalių, karalienę. Visi skaitė tas pasakas jau girdėję. Ir kai jūs įeinat į menę karaliaus rūmuose, kas pagrindė stovi matomiausių vietų? Sostas. Ir viešpats nesako, kad tai prie stalo pasodint. Jis sako, leisiu atsisėsti tau kartu su manim sostas įdės pačioj garbingiausio vietų. Garbingesnės vietos visose rūmuose nėra. Viešpats sako, kad tu sėdėsi garbingiausio vietų dėl to, kad tu priėmė ir pasitikėjai jo išgelbėjimu. Koks įvertinimas už tai, kad jūs tik patikėtumėt. Kokia dovana už tai, kad jūs patikėtumėt. Ir
tas visas dalykas mes kartais perskaitom, ar leis atsisės sostė, čia viskas tvarkoj. Šalia savęs. Aš Marijampolėje būdamas, kada apie tai kalbėjau, paklausiau, sakau, ar jūs pasiruošę, žinai, ką jūs darytumėte, jeigu šiandien viešpats pasibeltų, atidarė, įsivaizduokit, pasvajokim, tegu būna, atidaro duris, jis sako, šiandien vakarienės tam valgysiu. Oi, aš tai po keliais griūčiau, gulėčiau, klūpėčiau, net galvos nepakelčiau. Ne, viešpats nesakė, kad tau reikės gulėti, kad tau reikės klūpėti, jis netgi nesako. Jisai sako, tu sėdėsi garbingiausių vietų, kai tu atsiliepsi į tą beldimą ir atversi duris. Visa prasmė ir esmė tame pasitikėjimas tuo, kuris beldžia į duris. Mes irgi lygiai taip pat suvokiam tą kitą dalį. Jeigu pas jūs ateina kurjeris, atneša, mačiau, Romanas siuntinį atsinešė. Beldžia į duris, tai tu nesakai, Romanas atidaro duris, pasima siuntinį, ačiū, uždarė į duris, bet nesako, užeik, gal šiandien vakarienę valgysim kartu. Taip nesielgėt nei vienas. Gal netyčia ten koks išskirtinis atvejis, kažkas užeis iš labai senų pažįstamų, kažkur atsidurs pas tai prie durų, tai tu tą gal ir pakviesi. Bet mes daugiausiai vakarienę valgom, kaip ir esu jau sakęs ir čia pas jūs, su tuo, ką pažįstam. Su tuo, kurį pripažįstam, kartu sėdim prie stalo, vaišinamės, bendraujam, ar ne taip? Viešpats tą patį sako. Aš stoviu ir beldžiu. Tas, kas atvers duris, atsilieps į tą kvietimą, išgelbėjimo kvietimą. Aš sėdėsiu kartu ir mes kartu vakarieniausim. Mes kuo puikiausiai lietuviai suprantam, kad prie stalo kas vyksta? Bendravimas. Būdavo seniau, dabar tai šiek tiek gal pasikreipė, tų švenčių kažkokių nelabai visada dar suprasi, kas te per šventį, jų tiek daug privisau, kad nežinia, kada iš tikrųjų švęst. Čia mano nuomonė. Ir kai kurios net nevertos vadinti šventėm, bet jos šventiniais ir viskas. Bet daugumoje būdavo, kai Kalėdos ar dar kažkas Jėzaus gimimo diena, susirenka visa šeimyna namo, visi artimieji ir visi džiaugiasi, kad vien kartu suėjo. Ir kad gali kartu pabūti, pabendrauti, pasidalinti. Galbūt netgi geriausias bendravimas prie stalo būna ne tada, kada tu gali tik džiaugsmais pasidalinti. Ar netiesas? Bet kada gali atrasti ir paguodą ir galų galiai išsiverkti ant kažkieno peties. Ar netiesas? Tada tu pasijunti, kad tu buvai geram bendravimui, kad tau palengvėjo, kad tu nusimetei naštą, galėjai išsikalbėti. Ir viešpats kviečia į tokią bendrystę, jisai beldžia. Jis nelaužia durų. Yra tokia giesmė. Grupėje Artet lieka. Aš beldžiu. Irgi ten lygiai tai žodžiais jisai. Stoviu ir beldžiu. Tik tai mirtis laužėsi pro duris, o jisai tik beldžia švelniai. Ir mes esam, manau, ne vienas iš jūsų esat girdėję, ir aš esu girdėjęs tokių pasisakymų, kad mes turime įsiklausyti, kai beldžia. Nes per savo rūpesčius, kuriuo kvėpuoja šis pasaulis, ši žemė, kurioje mes esam duotų momentą, jis kvėpuoja tais rūpesčiais, kupinėmis, tai tokia problema, tai kitokia problema, tai trečiokia problema. Aš už tą džiaugiuosi, kad šiandien sekmadienį. Ir aš galiu visas problemas palikti ir pabendrauti su jumis ir pabūti su viešpačiu kartu. Ir prisiminti tas įžvalgas, kurias jis man davė. Aš tuo tik tais džiūgaut galiu ir džiaugtis, kad jisai dar mane naudoja. Mes kartais sako, tai indas auksinis, molinis apie šventyklą, kai šneka. Aš jaučiuosi dar tas nelabai ir vertas tas indas, suprant. Karts nuo karto. Bet viešpats laimina vien dėl to, kad atvėriau duris. Ir jis kasdien beldžia, ne taip, kad jis nustojo. Kiekvienas rytas gaunasi iš naujo, nes mes turim laisvę pasirinkti.
Mes matėm daug pilnas sales, kai kurie matė, pačiu pradžiu įtikėjimo ir paskui apmažėjo tų tikinčiųjų, nes atėjo tas rytas, kai jis išaušo, aš jau viską turiu, gavau žmoną, turiu namą, darbą, ačiū viešpatį, viso gero. Viso gero. Žmogus pasiėmė tai, kas laikina, kas dūla ir pasitraukė nuo viešpaties. Ir klausimas, ar tas gyvenimas pagerėjo, aš susitinku dažnas kartas tų žmonės, kurie lankė bendruomenės ir tenka su jais pabendrauti ir matai, kad tas gyvenimas tikrai neką pagerėjo. Materialiai gal jie stovi šiek tiek geriau, bet kai pasižiūrė nervinę įtampą, pas mane čia šiek tiek žilių yra. Tai susitinki jaunesnius ir matai, kad visiškai žilų. Nes, sako, žiliai atsiranda daugumo pas visus tus nuo streso kažkokio. Čia tik tais prielaidos, nereikia taip paimti į galvą, tų pasisakymai. Bet faktas tas, kad su viešpačiu yra gera. Aš kaip sakau, aš džiaugiuosi, kad aš turiu sekmadienį, kad aš įsiugdęs tą įprotį kiekvieną sekmadienį, galų gale ar aš kažkur važiuoju, ar einu pas save į bendruomenę su kažkuo, bet aš bendrauju su tikinčiaisiais platesniu ratu. Ir man tai visa ta diena, žmona juokiasi, sako, pas tu šabas, tu nieko net namie nedarai. Aš kaip nedarau, valgau. Yra tas dalykas, kada tu tikrai paskirt gali tą laiką ir viešpats to nori iš mūsų, kad mes skirtume to laiko bendrystė. Ne taip, kad viešpatį duok, man reikia sofos, man reikia mašinos, man reikia patalynės, man reikia kojinių, man reikia batų, kepurės, striukiais ar dar kažko. Ai davei, ačiū, viso gero, iki sekančio sykio. Ne, viešpats nori to bendravimo, kad jis galėtų atsisėsti prie stalo ir kartu su tavim pasišnekučiuoti, pabendrauti. Ir sakau, kas svarbiausia, tai kaip ir kiekvienas jau tų tikinčių, kur ne pirmą dieną eina, sako, tai aš tai klūpėčiau. Viešpats nesako, kad tai parklubdys. Viešpats sako, tu būsi lygus, kartu sėdėsim tam didingam soste. Tokie pažadai. Ir tu supranti, kad viešpats super vertingus skaito mus. Mes kartais savęs tiek neįvertinam, kiek viešpats mus vertingais skaito. Aš dabar jaučiuosi šiek tiek panašiai. Einu per tą etapą. Aš atėjau į naują darbą ir visi sakau, čia dar nesuprantu. Tu nepergyvenk. Tu gudrus. Jie už mane pasako. Tu gudrus, tu tuo įsisavinsi, viskas bus tvarkoj. Aš jau kartais pradedu abejoti ir šalia stoviu. Nepergyvenk, tu susimastysi ir bus viskas gerai. Ir to ir galvoju, ačiū tau viešpatį, kad jie už mane tiki. Aš džiaugiuosi tais paraginimais, tais paskatinimais, jisai savotiškai, kai ateina tau tokį tamsa ir tu galvoji, kas čia kur, kaip čia ką daryti. Ir ateina tuo kažkas prisistato ir sako, ko tu čia nervuosi? Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir tu supranti, kad tai ne kažką, ne tai žmogelis sako. Viešpats veikia per tą žmogų. Ir jis drąsina mane, kad aš neišsigaščiau. Šiaip aš neturiu tos tokios baimės, bet būna tos akimirkos, kada tu sudvėjoji, ar tu čia pajėgsi, ar tu čia padarysi, ar čia sutvarkysi tvarkingai ir panašiai. Tam tikras atsakomybės ar paimsi. Bet viešpats pastoviai drąsina. Ir va šitas paskutinis laikotarpis aš jaučiu, kad per žmonės, ko tu čia pergyveni, su tavo galva šitiek ten viskas veikia, sukasi, tvarkoju. Galvoju, iš kur jūs žinot, kas ten daro? Bet žmonės šneka už mane. Ir aš atsisėdęs vieną vakarą galvoju, kodėl jie visi taip čia. Ir viešpats sako, kas tau nepatinka. Noriu sakyti, kad tu, kaip ir to giesmė, Šreko, kaip pats Raudonis, kur sakė, kur ten varai kvaily, ten ne tavo kelias. Ne, mes visada norim išgirsti tuos paraginančius žodžius, kurie skatintų judėti į priekį. Ar tiesą sakau? Ir viešpats skatina ir sako, aš pasodinsiu tave šalia
savęs soste ir mes kartu vakarieniausim. Nežinau, kodėl nepasakyta pusryčiausim, bet jau taip parašyta. Gal ten vertimo subtilybės, aš nežinau. Bet faktas tas, vienas dalykas, mes turime suprasti, ką ir sakėm, jeigu mūsų apima kažkokia tai baimė, tai reiškia, jau mes praradom tą ryšį su viešpačiu. Nes baimė jau esu sakęs, ne kartą esu sakęs, kad baimė tai nėra Dievo dovana. Baimė ateina kartu su velniu. Kažkas kažkur nuklydo, paklydo ir tada apima mus baimė, kad ar tas nepasiseks, ar tas neįvyks. Oi, kaip čia dabar dar kažkas tai kažkur. Viešpatie sakykyse, mes turim didžiulę vertę. Ir tuo apreiškimų 3 skyriaus, o tas tarpas nuo vidurio iki galo, jisai labai aiškiai byloja, kad viešpats labai vertina mus, žmonijos atstovus. Ir jis supranta, kad mes turim didžiulį potencialą. Ir viešpats rūpinasi visas laikotarpis, rūpinasi su mūsų tuo bendravimu, rūpinasi, kad mes išmoktume bendrauti. Palaipsniui, po truputį mokina mus, žingsnis po žingsnelio, metai po metų, mokina mus. Kaip aš atsimenu, paskutinį kartą, kai pas jūs buvau, aš kažkaip dabar prisiminiau, kad praeitą skaičiau iš skaitinių, ten tokių, kur sakiau, skaitau internete. Ir buvo pasakyta, kad po 3 skyrius kiekvieną dieną ir 5 skyrius sekmadienį ir per metus perskaitysi visą Bibliją. Ir po 10 metų būsi padoriai apsišvietęs krikščionis. Netobulas, bet padoriai tik apsišvietęs. Aš atsimenu tą sakinį, man buvo tai labiausiai įstrigo tas dalykas. Kad mums į tą gilį, to gilio išsemti, tai reikia labai daug laiko. Suprasti, kas ten parašyta šventam rašte. Labai daug reikia perprasti, suvokti. Bet viešpats rūpinasi mumis kiekvieną gyvenimo akimirką. Ir nori būti šalia mūsų, kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kiekvieną pasirinkimo akimirką. Ir būna tokiu atveju, kada mes neteisingai suprantam Dievo troškimą ar norą ir mes išsigastam. Ir nusprendžiam apsisaugoti ir sakom tas, ir puolam statyti sienas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Kai iš tikrųjų turėtume kelią nutiesti, tiltą padaryti, bendrystėje su viešpačiu. Ir tai pirmas simptomas, kada mes jau kažkur paklydę nuo bendravimo su viešpačiu, kada atsiranda mumyse baimė. Pirmas simptomas toksai, kada tu pradedi bijoti kažko tai ar kažkokio tai veiksmo, ar kažkokio susitikimo, ar dar kažką, tai tu paklydęs jau truputį. Čia aš iš savo patirties sakau. Ir supraskit, kad tas baimės jausmas, tai daugumoje yra mūsų gyvenimuose dėl to, kad mes jau, sakau, atitolom nuo bendrystės su viešpačiu. Kada viešpats šalia, to neramus. Tau iššūkiai prieš akis, bet tu jauti, kad tu ne vienas. Ne vienas, nes viešpats yra šalia. Jis kviečia būtent į tokį bendravimą, būti šalia. Ir Kristus niekad nenustoja belsis į tavo širdį. Netgi tada, kai mes esame, atrodo, nutolę arba neverti, mes jaučiamės neverti, kad viešpats būtų šalia. Jo kvietimas visada išlieka atverti duris. Jis aktualus kiekvieną gyvenimo akimirką. Ir vienas dalykas, kai mes artinamės prie Dievo tik tada, kai mes turim poreikių, aš suprantu, kad tai yra tik išnaudojimas. Tai sandėlis. Mūsų akim, grubiai pasakysiu, sandėlis.
į kurį mes galime ateiti, gražiai paprašysim, durininkas atidarys duris ir mes pasimsim, ko mums reikia. Poreikių tenkinimo šaltinis, o ne statyba, tų ryšių statyba bendravimui. Jeigu pas mus tas požiūris, kad tik tais mūsų poreikius patenkytų, man tai atrodo ne visiškai teisinga. Nežinau, viešpats gal daugiau paaiškytų, bet aš manau, kad tai yra, tada mes turim kreivą požiūrį, kad tai yra sandėlis, į kurį gali pasimti ten, ko tik tais man reikia. Ir faktas tas, kad tos visos nedorybės ar dar kažkas tai. 32 psalmė labai gražiai 10 eilutė sako. Daug kentėti turi nedorėlis, bet tas, kuris pasitiki viešpačiu, bus apsuptas gailestingumu. Tas, kuris pasitiki viešpačiu, bus apsuptas gailestingumu. Ir nedorėlis, tai kas jis, pasakykime, mūsų tikinčių akim, tai nuodėmės darantis žmogus, įstatymų nusižengiantis žmogus, vienokiam ar kitokiam. Ir kartais tikintieji vadinami teisiaisiais. Bet ar mes įgyjam tą teisumą dėl savo darbų? Kažkaip, kiek mes jau esam girdėję, kiek aš esu patyręs, dėl savo darbo, dėl savo uolumo, mes to teisumo niekaip neįgyjam. Tik įgyjam teisumą tada, kada atveriam duris viešpačiui ir pasitikim, kad jis apvalys mus ir nuteisins. Bet jeigu teisumas atsiranda ne tada, kai mums atrodo, kad mes labai teisiai elgiamės, kasdien skaitydami Bibliją, kad ir ne po 3 skyrius, po 4 skyrius skaitom Bibliją, kasdien, kiekvieną sekmadienį dar 10 minučių anksčiau į susirinkimą ateinam, vis pastoviai sėdim ant tos kėdės ir tai yra mūsų teisumo darbai. Ne. Tai yra absurdiškas manimas, kad tai yra teisumo darbai. Teisiųjų teisumas kyla ne iš jų pačių pasiekimų ar darbų, o iš paties Dievo, iš pasitikėjimo viešpačiu. Netgi ten, kaip pasakyti, mes matom tą dalyką net Senajam testamente, kai kas Bibliją skaito, jie pažiūrės pačioj pradžioje, ir Mozė ten kai ką primušė, pasakykim, kai ką pridirbo, prisidarė, bet jam ne dėl to, kad jis prisidirbo blogai, jis buvo teisus, bet dėl to, kad mintys buvo jo švarios, dėl viešpaties jis buvo pasiruošęs padaryti viską ir pasitikėjo viešpaties nurodymais ir sekė tais nurodymais. Dėl to jis gavo teisumą. Ir mes turim pasikliauti, kad viešpats pasirūpins mumis. Sako, svarbiausia jūs tikėkit, o visa kita, kas bus pridėti. Aš visas laikas už poreikius jūs mergytės. Šiandien tokia diena irgi poreikiai. Ir galvoju, poreikiai. Aš visą laiką irgi turiu kažkokio tai poreikio. Tai vienokių, tai kitokių. Ir dažnas kartas, kai žmonės meldžiasi už poreikius, tai pirmiausiai sako, atleisk viešpatį man mano kaltes, tas, kurias žinau ir tų, kurių net nesuvokiu. Ir man ta dalis, kai sako, nežinomos nuodėmės, kurias aš pridarau, suprant, kad jos irgi būtų atleistos. Man buvo tai visada toksai nelabai suvokiama dalis tos maldos, pasakykim taip. Ir aš pas viešpatį irgi sakiau, viešpatį, ką čia,
Tai jeigu tu prisidirbai, tai tu žinai, kad prisidirbai. Nu, žinai Dievo 10 įsakymų, nu, tai tu žinai, kad prisidirbai. Ir viskas. Kas šitaip yra? Ir pailiustruosiu tą dalyką, neseniai gavau atsakymą tokį. Buvo mūsų miesto šventė tenais, mieste. Ir mes jau po šventės te baigėsi, buvom su žmona irgi galė pasižiūrėti lazerių šou, ten dar visokių pamuzikavimų ir mūsų miesto atstovai dainavo irgi, kaip pasakyti, žinomi per visą Lietuvą, tai kažkaip nueini pasižiūrėti. Ir einant atgal namo, toks pakankamai neblogas atstumas, tai gal 300 metrų, 500 metrų pagrindinė gatve ir paskui tik per perėją perėnį ant vedukų ir aš jau namuose, sakykime, per geležinkelį perėjęs. Ir mes su žmona ėjom ir jau tenka pasakyti, ir žinau, gatvė užtverta, niekas ten nevažiuoja, uždaryta ta gatvė. Mes ėjom šalia viską ir paskui jau čia, kai per tą, tai čia dar anksčiau žmona, kur eini, žinai, už rankos patraukė. Tu sako, ką, iki perėjos negali paėti, 2 žingsniai liko, čia tik tai tau reikia skersai kelią eiti, žinai. Aš kažkaip, žinai, patylėjau, žinai, nieko nesakiau, bet mintyse tai ten viri, ir vėl supranti, vėl bumba, vėl negerai, vėl netvarkingai, kas čia dabar, taigi uždaryta gatvė, kas čia dabar, taigi žinau. Bet jau, kaip pasakyti, pasitikėjau, praėjau, per perėją pereinam ir vaizdas, toksai mes tą kelio galą nuėjom neblogą, mes per perėją baigiam pereiti ir ateina kaimynas su vaikais mažais ir sako, matot, kaip reikia teisingai, tvarkingai, pagal taisyklės per perėją eiti. Aš supratau, kad teisingai pasilygiam, bet iš ryto, šeštadienis buvo, iš ryto sekmanį vėl ruošiuosi pamokslui, daugiau nieko negirdžiu galvoj, savo perėję. Ir paskui tokios mintis viešpatį, atleisk man, nes aš nežinau, gerai, kad tu sulaikėjai mane, sutvardai, bet aš supratau, ką tai reiškia, kai tu nesuvoki, tave stebi, sako, eina tas, sako, pažiūrėk, kaip matai, kaip kaimynas mūsų, sako, eina tvarkingai per kelią, per perį. Aš ką tik tai jau buvau tas, kuris eitų skersai kelią ruošėsi, supranti. Bet ačiū Dievui žmona sulaikė, ačiū Dievui už tą pagalbininką, supranti, kuris šalia buvo, kur pastoviai prižiūri, kad marškinius naujus susidėčiau, kad nebūčiau prasmidęs kaip Pražuvalskio arklys ir panašiai. Pastoviai sustabdo nuo kokių kvailų elgesio taisyklių, kurias pats savo susikuri galvoj. Bet aš supratau, paskui pasvajokim taip, kaip tai atrodo, aš supratau, ką ta perėja davė. Tėtis pasakė vaikam, kad taip dera elgtis. Bet jeigu aš būčiau ėjęs skersai, tėtis klausimas, ką būtų pasakę su vaikai, kaimyno, kurie mane pažinojo, kuris pastoviai aiškina, kad reikia teisingai, tvarkingai, elgesio pavyzdys, žinai, laikytis įstatymų ir visą kitą. Pats įstatymą. Ką tas kaimynų vaikas sakytų? Tai čia tas dėdė taip varo, tai ir aš galiu. Tas šventasis irgi taip eina, tai ir aš galiu. O pasiekmės kokios? Gal aš būčiau nesužinos, gal nepamatęs, gal neišgirdęs, arba galų gale būtų tėtis praėjęs su tais vaikais, gal viešpats būtų davęs praregėti po to, kai būtų įvykus kažkokia eismo nelaimingas įvykis. Nes vaikai jiegi pamėgdžioja suaugus. Ir jis būtų lėkęs per kelią priešais mašiną, žinai, partrenkti. Ir aš tada supratau, kas tai yra. Ir paskui aš jau pats savo sakau, viešpatie, duok man daugiau niekad neit ne per perėją, jeigu perėję, kad aš nesuklaidinčiau kitų vaikų elgesio ir atneštų tai pasiekmes į jų tėvų, į jų pačių gyvenimus. Ir aš tada suvokiau, ką tai reiškia, kada tu gali nusidėti nesuprasdamas, ką tu padarai. Nes aš būčiau nuėjęs net nesuvokęs, bet tada buvo labai aiškiai, aš kuo perėjau ir kuo puikiausiai išgirdau, ką tėtis pasakė vaikam. Ir viešpats davė pačiupinė, davė atsakymą aišku ir suvokiam, kad mes kartais pasielgiam neapgalvoję, net neapdairiai
ir kiti, kas mus pastoviai stebi, žiūri kaip į mus kaip į sektiną pavyzdį, jis priima tai kaip kasdienybę. Ir tai gali žiaurios pasiekmes atnešti. Įvykiai tie gali susirutuliuoti labai skaudžiai tiek tėvams, tiek tie, kas žiūrėjo. Duotų momentų, aš taip sakau, apie vaikus, bet greičiausiai viešpats, jeigu paprašytum, tai parodytų ir daugiau pavyzdžių. Bet tada man labai aiškiai buvo suprantama ta dalis, viešpatie atleisk mano nusikaltimus. Ir tuos atleisk, kurių net aš neįsivaizduoju, kad ten prisidirbu. Bet viešpats antiek maloningas, kai jis laipsnelis po laipsnelio, žingsnelis po žingsnelio, duoda suprantamai tau. Kiekvienam iš jūsų, jis su kiekvienu asmeniškai, nesako, o dabar beldžiuosi į duris, užeisiu ir su jumis visais vakarieniausiu. Irgi tokio žodžio nėra. Jis asmeniškai tave vertina. Su tavim. Ne su Romanu, ne su Saulium, ne su manim, ne su Rima, bet su tavim asmeniškai. Su kiekvienu. Jis sako, aš stoviu ir beldžiu, tu atverk. Nei Romanas negali už jūs atidaryti durų, nei aš negaliu atidaryti už jūs durų. Visada pasirinkimą darot jūs patys, kiekvienas žmogus asmeniškai renkasi. Taip mes galim pakoreguoti, kaip ir Romanas dabar kalbėjo, kiek suprantu apie tą kabinetą, tam, kad būtų galima pasitarti, pasišnekėti, apšnekėti tam tikras sunkias situacijas ir pasidalinti įžvalgom, kaip reikėtų elgtis. Bet vis tiek, tas, kas klausys tas įžvalgas, jis rinksis, ar priimti tuos pamokymus ar ne. Ir tos atsakomybės jūs kaip norit galit purtytis, bet viešpats taip surėdęs ir jisai rašte bylo, kad kiekvienas iš mūsų renkasi. Ne dėl to aš atėjau į susirinkimą, kad čia Romanas šalia gyvena kaiminystėje, supranti, ir aš jau vienas įgitėjau ir turiu eiti, nes jis eina, supranti. Jūs galit neiti, jeigu tik dėl to ateina. Kiekvienas iš mūsų turi, aš kaip ir iš pačių pradžių dabar, šiandien, kai dalinausi, aš sakiau, kad viešpats mus labai vertina, kad mes esam jo akyse didžiulis turtas. Mums tik patikėti, tai yra atverti duris, kad beldžiasi tas, kuris nori pačio tobuliausio, pačio geriausio gyvenimo ir linki labiausiai gėrio didžiausio jūsų gyvenimo asmeniškai. Ir jūs asmeniškai turite tas duris atverti. Paraginimą atverti tas duris jūs galite išgirsti iš bet kurio čia sėdinčių. Bet veiksmą atlikti gali tik jūs asmeniškai. Niekas kitas už jūs to nepadarys. Bet aš irgi iš pradžių pasakiau, kad jisai, tau pasakyta, kokias regalijas jis net suteiks. Tu karaliaus sostė sėdės vien dėl to, kad tu pasitikė viešpatį. Pasitikėjimą tik parodai. Nereikia tau pirmiausia nukasti sniego iki rūmų, kelią padaryti, nereikia menės išplauti, dulkės nuvalyti nuo liustrų. Tau tik reikia pasitikėti viešpačiu. Jo gerumu ir jo geranoriškumu, tavo paties atžvilgiu. Ir prieš tai tas nuo 14, kur surašyti, tai regalijos, ten tą duosiu, tą priseksiu, tą užnešiu, tą paduosiu. Viskas pasakyta apie tai, kad tik tais jūs kuo gražiau atrodyti. Aš nežinau, kaip dar galima žmogui paaiškyti, kad visa, kas geriausia, laukia kartu su viešpačiu. Tik bendrystėje su viešpačiu. Aš to ir noriu, kad jūs suprastumėt, kad tuos pasirinkimus aš pasidalinau savo pergyvenimais, savo pamokymais, kurie atėjo čia rugsėjo pradžioje. Kad aš supratau, aš vaikščiau 20 su viršų metų ir niekaip nesupratau tos nežinomos nuodėmės. Kaip tai atrodo? Kaip tu nežinai? Tugi žinai viską, ką prisidirbai. Bet pasirodo, davė supras viešpas, kad ne viską žinau. Ir viešpats stengiasi metui atėjus jūs pamokyti. Suprastumėt, kad suvoktumėt, ko viešpats iš jūsų tikisi, ką viešpats jumyse nori pamatyti. Ir kas svarbiausia, visokios dovanos, kurias jūs turit, yra ne tam, kad patenkinti jūsų norus, bet tam, kad pagelbėti kitiem.
eiti per šio gyvenimo sunkumus, per tam tikras tamsias dėmes gyvenime. Jūs galvojat, Romanas neturi kas veikti? Tik kabinetu užsimti ir lauk, kada kuris iš jūsų nori pasišnekėti, jisai mielų norų greičiausiai pabėgiotų palei upę. Ar gali išsimaudytų. Čia pagal skonį. Bet faktas tas, kad jis pasiruošęs tuo, kokius gebėjimus turi dalinti su jumis. Bet veiksmus, pasirinkimo veiksmus turit atlikti kiekvienas iš jūsų. Šiandien čia ir dabar turit nuspręsti, kad jūs atidaro duris ir norit bendrauti su viešpačiu. Neklupoti prieš jį, prieš stalą, kai jisai valgys, bet kartu su juo sėdėti. Džiaugtis bendrystę. Aš labai maloniai leidžiu laiką, kai besėdint su Romanu prie stalo ar vienur ar kitur susitikę, labai gerai jaučiuosi. Valgydamas ir laisvai galėdamas šnekėti. Aš taip įsivaizduoju, kad dar geriau bus, kai šnekėsiu su viešpačiu taip laisvai. Ir dar geriau bus bendrauti su Romanu. Kuo arčiau būsiu viešpačiu. Amen. Aš to ir linkiu kiekvienam iš jūsų, kad padarytumėt kiekvienas asmeniškai pasirinkimą, bendrauti su viešpačiu ir būti su juo atvirom durim. Amen. Būkit palaiminti.